Galvažudžiukė. Gerda įvažiavo į didelį mišką, o kareta taip spindėjo, jog jos akinančios šviesos negalėjo galvažudžiai pakęsti. Auksas, auksas, rėkė jie, pagriebė arklius už apynasrių, užmušė vežėją su tarnais ir ištraukė iš karietos Gerdą. Aure, kokia riebi ir gražiai matyti riešutais panėta, tarė senė galvažudė su šiurkščia barzda ir užgriuvusiais antakių antakiais. Tai bent turėsim pokylį. Ir ji ištraukė žibantį peilį, nuo kurio kiekvienam per visą kūną ėjo šiurpuliai. Ai, staiga jis sušuko. Tai jai įkando į ausį jos tikra išdykusi duktė, atsinešta ant nugaros. O tu bjaurybė, sušuko ant jos motina, pamiršusi Gerdą. Ji lakstys su manim, pasakė galvažudžiukė. Jie atiduos man savo movą, atiduos gražias drapanas ir miegos su manim mano lovelėj. Ji vėl įkando motiną ir taip skaudžiai, jo galvažudžio pati pašoko į aukštį ir ėmė ratu suktis. Visi galvažudžiai ėmė juoktis ir sakė, žiūrėkit, kaip jis šoka su savo dukrele. Aš noriu sėsti į karietą, tarė galvažudžiukė, ir jos noras buvo išpildytas. Jie atsisėdo šalia Gerdos, apkabino Gerdą ir tarė, jie tavęs nežudys, kol aš ant tavęs neužpyksiu. Tu būsi kokia princesė? Ne, atsakė mergaitė ir papasakojo, kiek ji privargo ir kaip ji myli Kajų. Galvažudžiukė rimtai pažvelgė į Gerdą, pakreipė galvą ir atsiliepė. Tavęs nežudys, nors aš ir papykčiau, greičiau aš tave nužudysiu. Ir ji nušluostė ašaras Gerdai, o paskui sukišo abi savo rankas į jos minkštą šiltą movą. Pagaliau kareta įvažiavo į galvažudžių kiemą ir sustojo. Jų mūro namai buvo supleišėję, iš plyšių skraidė varnai ir varnos. Iš užkertės išlindo baisūs šunys. Jie buvo labai dideli, kiekvienas galėjo praryti žmogų, tačiau jie tik šokinėjo, bet nelojo. Loti buvo jiems uždrausta. Dideliame, sename ir aprūkusiame kambaryje viduryje aslos kūrenosi ugnis. Dūmai kilo aukštyn ir draikydamėsi palubėje ieškojo tako išeiti. Ant vaškaro pakabintame katile virė sriuba, o ant iešmų kepė kiškiai. Naktį gulėsi kartu su manim, šalia mano paukštelio, pasakė Gerdai galvažudžiukė. Pavalgiusios ir pagėrusios, jos nuėjo į kampą, kur ant grindų buvo patiesti šiaudai. Aukštai ant karčių tupėjo gal 100 karvelių. Visi mano, pasigyrė galvažudžiukė ir pagriebusi vieną karvelį už kojų, gerai papurtė. Tas tik sparnai suplasnojo. Še, pabučiuok, tarė ji ir tėškė karvelį Gerdai į veidą. O čia tupi mano miškiniai, pasakojo ji toliau, rodydama 2 karvelius tupinčius sienos įduboj už medinių virbalų. Jie tokie pakartuvės. Reikia laikyti gerai uždarius, kitaip tuo išlėksi mišką. O čia štai stovi mano senis B. Ir mergaitė patraukė pririštą už ragų prie sienos šiaurės elnią su žibančiu vario kaklasaičiu. Ta irgi reik laikyti gerai pririšus, gali toj pabėgti. Kiekvieną vakarą aš jam kasau kaklą su šiuo aštriu peiliu. Jis to baisiai bijo. Ir jį ištraukus iš sienos plyšio ilgą peilį, patraukė per kaklą elniai. Vargšas elnias ėmė spardytis, o galvažudžiukė gardžiai iš to juokėsi. Paskui nusivedė Gerdą gulti.